Labą dieną, iš Vilkė, Vaida linkėjimai iš Vilkės ūkio. Dabar jūs čia matote tręšimą, konkrečiai ridikėlių per lapus, natūraliomis trąšomis sliekų arbatą arba dar kitaip vadiname skystų biohumusų. Biohumusas tai visiškai natūrali ir, sakyčiau, viena geriausių trąšų, kokias tik tai sukūrė gamta. Tręšimas per lapus labai patogus, nes ir sutaupoma trąšų, ir maisto medžiagos labai efektyviai ir greitai įsisavinamos iš karto. Į 10 litrų vandens užtenka maždaug tiek skysčio 100–200 ml. Biohumusas tai sliekų darbo rezultatas, jį pagamina sliekai. Ir kas man labai patinka, jisai tinka absoliučiai visiems augalams, tai visų augalų maistas. Jis tinka visoms daržovėms, tinka visiems vaismedžiams, trešnėms, vyšnioms, uogakrūmiams, visiems medeliams, krūmams, kurie duoda vaisius ir uogas. Patiems įvairiausiems dekoratyviniams sodo augalams, patiems įvairiausiems augalų sodinukams ir aišku gėlėms. Šis biohumusas, būtent šis mūsų nuo kitų skiriasi tuo, kad jo gamyboje buvo naudota labai įvairi organika, todėl jis yra labai turtingas. Buvo naudotos įvairios daržo atliekos, sėklų išspaudos, įvairi mediena, įvairios medienos atliekos, netgi pelenai. Ir jisai yra šviežias, pilstom prieš siuntimą, nestovi ant parduotuvių lentynų mėnesiais ir tai, aišku, nemasinės gamybos produkcija. Jeigu jūs turite nedidelį šiltnamį ir mažą daržiuką, tai jums visam sezonui gali užtekti ir viso labo 5 litrų. Ir užsakyti galite mūsų internetinėje parduotuvėlėje www.gamtinisdaržas.lt. Iki, linkiu gero derliaus, beje, šitas skystis labai pagerina visą ko skonį. Iki.